O čia matau dar Kristina prisijungė ir Vyta, ne? Nu, vat Mhm. yra dar. Įdomu, ar gerai girdi? Labą vakarą. Taip, Labas. girdis viskas tvarkoj. Fantastika. Super, tai aš tada pradedu. Labas vakaras, man irgi viskas gerai. Aš po darbo tai paklausysiu, po to prisijungsiu. Gerai, klausykis. Aš tada išsijunkit dabar garsus, išsimuotinkit ir aš tada pradėsiu. Mm. Presenters view. Ar gerai matosi skaidrės? Matosi. Taip, matosi gerai. Super. Ok, tai tuomet sveikinuosi dabar su visais. Labas, aš esu Viktorija. Ir šiandien mes kalbam apie tai, kaip sukurti tvirtus ir saugius santykius. Tai pirmą susitikimo dalį, kai aš pristatinėju, tiksliau, kaip aš suprantu, kaip sukurti tvirtus ir saugius santykius, tai liks įrašas grupėje. Ir kas nedalyvavot, kas žiūrės įrašą, tai kviečiu diskutuoti, pasakyti savo nuomonę, galbūt su kažkom nesutinkat, su kažkom sutinkat. Taip pat užduosiu pasiūlysiu namų darbų. Ir antrą dalį, kai vyks diskusija, kai kalbėsime su grupės nariais, tai tuomet jau nutrauksiu tiesioginę transliaciją, kadangi nenoriu, kad liktų žmonių pasisakymai. Tai po šituo video yra komentaras, kur rasit prisijungimą. Jeigu prisijungsit dar dabar realiu laiku, tai galit sudalyvauti ir tą kviečiu padaryti. Tai šiandien kalbam apie tai, kaip sukurti tvirtus ir saugius santykius pagal Teal Swan. Aš jos medžiagą daug remiuosi ir man labai patinka jos nekonvencinis ir kartais gana ekstremalus požiūris, bet aš manau, jisai labai stipriai veikia. Tai va, tai prisistatau. Tuomet pirmiausiai aš esu Viktorija, emocijų ir vidinio vaiko gydymo mentorė, autentiškumo mokyklos įkūrėja, sąmoningumo kursų ir stovyklų organizatorė, Theta Healing ir aromapsichologijos praktikė. Tai šiek tiek turiu tos patirties apie tai, kaip atrodo tie santykiai. Santykiai iš tikrųjų yra mūsų gyvenimas. Jei pažvelgsit į gyvenimą, beveik visas mūsų gyvenimas iš tikrųjų ir yra santykių rinkinys. Mes turim santykį su savim, mes turim santykį ir ryšį su pasaulio dalykais, ir ypatingai turim ryšį su kitais žmonėmis, ar ne, kur be pažiūrėsim, ar tai darbas, ar tai romantiniai santykiai, ar tai šeimos santykiai, visur yra vien tik santykiai. Ir akivaizdu, kad norėdami jaustis saugus pasaulyje, turim jausti, kad santykiuose mes nebūsim sužaloti. Tačiau dauguma žmonių nesupranta, kaip tiksliai sukurti tos saugius santykius, kad nei pats nebūtum sužalotas, nei kito nesužalotum. Taigi, kokie tie santykiai yra geri? Kada jie yra saugus, tuomet jie ir yra geri. Ir daugelis galvoja, kad geri santykiai tai reiškia, kad nėra konfliktų. Ir tai netiesa. Tai konfliktų nebuvimas neparodo santykių tvirtumas, kadangi kiekvienas konfliktas tai yra proga sustiprinti santykius. Ir kiekvienas konfliktas gali būti traktuojamas kaip santykių plyšimas. Tai tas jausmas, kad praradau tą saldų ryšį su kitu. Ir jie yra visuose santykiuose neišvengiami. Ir tuos santykius saugiais ir tvirtais ir gerais padaro tų plyšimų taisymas. Tai reiškia, kaip gerai sutvarkytas plyšimas, kaip greitai tai padaryta ir kiek turiu pasitikėjimo, kad iš vis tai bus padaryta. Tai aš noriu, kad jūs kiekvienas savo užduotumėt šitą klausimą. Ar galiu patikėti, kad santykių plyšimų sutvarkymas yra neišvengiamas ir kad mes 100% galim surasti sprendimą bet kuriuose savo santykiuose? Ir jeigu galim, tai
koks jausmas tuomet kiltų mūsų santykiuose? Ar galėtumėte įsivaizduoti, kaip saugu būtų, jeigu mes suprastumėm, jog koks konfliktas bekiltų su kuo, su bet kuo. Mes turėtumėm viduje tą pasitikėjimą, kad tai įmanoma išspręsti, kad įmanoma rasti kažkokį būdą, vis dėlto vėl atrasti ryšį. Argi tai nebūtų nuostabu? Nes aš kai pagalvoju apie tai, tai man labai labai malonu. Tai kaip atrodo tie nesaugūs santykiai? Tai apibrėžimas, tai santykiai su žmogumi, kuris negali priimti jūsų kaip savęs dalies ir todėl negali atsižvelgti jūsų interesus kaip į savo interesus. Tai yra toks atsijungimo būsena. Tačiau, kadangi visi žinom, kad visi esam viena, ar ne? Mes esam viena iš vienos energijos, mes esam vienam pasaulyje ir tai yra tik tai suvokiamas atskirtumas. Suvokiamo atskirtumo būsena, kai kitas negali tavęs matyti, negali jausti, negali girdėti ir suprasti. Ir kai to negali padaryti, tai žmogus negali suprasti, kokie iš tikrųjų yra tavo interesai. Ir tai iš esmės yra tas toks susiderinimo ir meilės trūkumas. Ir daugelis žmonių mano, kad meilė yra tas toks labai teigiamas požiūris į kažką. Kai mums atrodo tie drugeliai pilve, ar ne, arba toksai tas įsimylėjimo jausmas, tai čia yra meilė. Bet taip netiesa. Iš tikrųjų, kai mes pradedam priimti žmonės kaip savo dalį, šitas jausmas, tas malonus jausmas, kitam tas prielankumas, toks malonus tas jausmas yra tik šalutinis produktas. Ir mylėti ką nors reiškia priimti kitą kaip savęs dalį. Tai dažniausiai sukelia tuos augančius teigiamus jausmus tam daiktui, ar dalykui, ar asmeniui. Ir jeigu ką nors laikai savo dalimi, tuomet nesuvoki jo kaip atskirą, suvoki kaip savęs dalį. Tai todėl nori tą asmenį, tą dalyką, tą daiktą pažinti ir suvokti iki galo. Ar ne? Atsiranda smalsumas link to žmogaus ar dalyko. Tai ir tokiu būdu atsiranda tas toks susiderinimas. Ir susiderinimas jisai veda į harmoniją ir leidžia mums gyventi joje. Tai jausmas, angliškai tai attunement, ar ne? Lyg mes radijo bangomis kažką reguliuotume. Tai jausmas, kad esi su kažkuo viena. Geriausias būdas suprasti tą susiderinimą, tai yra įsivaizduoti, kad norim klausytis muzikos per radijo automobilyje, tai ir jinai leidžiama yra kažkokiu tai dažniu. Tai tam, kad išgirstume muziką, mes turim nureguliuoti savo ratuką, ar ne, ar mygtukus nuspaudyti tam, kad atsirastumėm kažkokiam tam tikram dažniui. Ir tik tais, kai būsim tame dažniai, išgirsim muziką. Tai tas radijo aparatas turi būti harmoningai susiderinęs su radijo kanalu, kurį nori girdėti, arba tapti vienu su juo. Tai lygiai taip pat prie žmonių turim prisiderinti prie kitų taip, tarsi būtumėm jie, kad galėtumėm pajusti ir įsivaizduoti kito žmogaus emocinę patirtį ir suprasti, ką jis jaučia. Ir tai leidžia jums žinoti, ką daryti bet kurioje situacijoje, kad užbaigtumėm konfliktą ir pagerintumėm santykį. Ir kai mes susiderinam, mes natūraliai jaučiam tam žmogui ar tam dalykui atjautą ir empatiją. Ir iš tikrųjų šitą temą galima net atskirai paskaitą pravesti, nes tai ir yra raktas į gerus santykius, tas atsiderinimas link kito. Ir šitą būseną, kai kažką laikai savo dalimi ir sieki suvokti to kito dalyko, žmogaus jaučiamą patirtį ir yra saugių santykių pagrindas. Ir viena iš mūsų šiandieninių problemų yra ta, kad mes stengiamės mylėti žmonės iš savo perspektyvos, taip lyg būtumėm atskirai nuo jų. Ir bandom suprasti, ko žmogui reikia ir ko jisai nori. Ir kai mes mylim tokiu būdu iš tos atskirumo būsenos, žmonės nesijaučia gaunantis meilę. Todėl turim pirmiausiai pabandyti juos suprasti, pažinti, suvokti. Ir tik tais tuomet žinosim, kaip juos reikia mylėti, kad jie jaustųsi mylimi.
Santykius saugiais daro mūsų gebėjimas priimti žmogų kaip savo dalį iki tokio lygio, kad mes negalim taikstyti su juom keliamu skausmu ir arba negalim jo versti taikstyti su skausmu. Ką mes dažnai darom, ar ne, pavyzdžiui, savo vaikams, ar ne? Ir mums yra darę, ar ne, daryk, nes tau tai bus gerai. Tai va, nieks neįsijaučia į tą kažkokią emocinę būseną. Ir jeigu mes suvokiam, kad esam pakankamai atskiri, kad mūsų interesai gali būti atskirti nuo kažkieno kito intereso, santykiai tampa labai, labai, labai pavojingi. Nes tuomet mes galim sukelti kitam skausmą, kad galėtumėm jį kontroliuoti ir gauti tai, ko norim. Savo santykius tada galim pradėti žaidimus žaisti visokius, kad aš laimiu, o tu pralaimi. Kai nenorim rasti to varianto, kad ir aš laimiu, ir tu laimi. Tai va, galim ką nors skaudinti ir vers kentėti ir tikėtis, kad jie su mumis vis tiek liks. O tai yra realiai išnaudojimas. Santykių saugumas kuriamas kas kart bendraujant. Tai nėra vienkartinis dalykas. Kiekvienas pokalbis yra galimybė santykių saugumą auginti arba griauti. Tačiau, jeigu mes pakankamai investuojame į santykius, tai santykių saugumas tampa lyg taupomoji banko sąskaita. Kiekvienas meilės gestas jį augina, tačiau jei kartais santykiai būna pažeidžiami, galima išimti iš taupomosios kasos. Iš to resurso iš banko. Tai va, ir daugelis žmonių turi tą neigiamą nuostatą, kai kas nors pasako turėti žmogų, ar ne? Dabargi mes visi tokie laisvi, visi nepriklausomi, visi norim būti atskirai, ypač moterys šiuolaikinės ar ne, feminizmas toks labai stiprus. Tai va, tai kai pasako, tu mano, tai jos tada labai stipriai pasišiaušia ir tada kyla klausimas man, o tai ar turėti kitą žmogų yra iš tikrųjų tai blogai. Ir daugelis turim tam neigiamą nuostatą. Tačiau yra ta teigiama kito turėjimo pusė. Turėti ką nors reiškia turėti tą dalyką, nes jis tau priklauso. Ir tai iš tikrųjų ir yra ta teigiama pusė. Tai įtraukimu pagrįsta koncepcija. Mylėti ką nors reiškia priimti tai kaip savęs dalį, kaip minėjau. Tai reiškia, kad tas asmuo ar tas dalykas automatiškai priklauso tau ir tu jį turi. Ir iš tikrųjų, ką nors turėti reiškia matyti tai kaip savęs dalį. Jei matai ką nors kaip savo dalį, tai tampa neįmanoma įskaudinti tą dalyką, ar tą žmogų, ar tą gyvūną, nesužeidžiant savęs. Nes jeigu tai mano ranka ir aš ją bandau kažkaip sužeisti, man skauda, neįmanoma to sužeisti. Tai va, tai labai daug žalos buvo padaryta, kai santykiuose vienas su kitu nebenorim vienas kito turėti. Kai nelaikai kitų žmonių savo dalimi, tuomet nejaučiam už juos jokios atsakomybės. Ir turėjimas yra labai svarbi ir būtina santykių saugumo kūrimo dalis. Santykiuose dar vienas svarbus elementas yra pasitikėjimas. Ir niekas nesijaučia nesaugiau, nei jausmas, kad tu esi apleistas arba gali būti apleistas, jeigu tu kažką ne taip padarysi. Būti paliktam ar prarasti santykius yra tokia didelė baimė, jeigu nedidesnė, nei būti įstrigusiam skausminguose santykiuose. Čia taip pat labai svarbu priimti kitą kaip savęs dalį. Pasitikėti reiškia turėti galimybę pasikliauti kitu, kad jis ar ji gins, saugos ir augins jūsų geriausius interesus. Iš esmės taip, lyg jūsų interesai būtų to žmogaus interesai. Ir statistinis faktas yra tas, kad 100% santykių baigėsi, jeigu prarandamas yra pasitikėjimas. Taigi, jeigu negalima atsižvelgti kažkieno interesus lyg į savo pačių interesus, tai yra garantija, kad greičiausiai mes prarasim santykius. Santykiai iš prigimties yra nekontroliuojamas reiškinys. Ir mes negalim kontroliuoti kito žmogaus. Negalim kontroliuoti, ką jis galvoja, ką sako, ką daro, ką renkasi. Ir štai kodėl tie santykiai yra tokie gąsdinantis ir yra jie iš tikrųjų rizikingi.
Akivaizdu, kad daugelis iš mūsų ateina su praeities skausmu ir traumomis patirtomis santykiuose. Todėl santykiai apskritai gali nesijausti saugus. Tačiau yra skirtumas tarp bandymo įveikti praeities traumą, dėl kurios jautiesi nesaugiai santykiuose, kad galėtum pasijusti saugiau tuose santykiuose, kurie realiai yra saugus, negu nuo bandymo jaustis saugiai tuose santykiuose, kurie nėra saugus. Aš tai asmeniškai esu patyrusi, kai atrodė man, kad man reikėtų dar kažką pradirbti, dar kažką padaryti su savim, kad aš pasijausčiau saugiau, galvojau, kad čia yra mano bėda, aš kažką darau ne taip. Tačiau galiausiai išaiškėjo, kad vis dėlto tie santykiai ir nebuvo saugus. Tai va, žinoma, jeigu yra kažkokia trauma, reikėtų ją pradirbti, tačiau kartais santykiai tiesiog nėra saugus, žmogus neduoda saugumo. Tai va, tai reikėtų išsiaiškinti ir atskirti, kuris čia variantas, kad galėtumėm įvertinti teisingai. Tai va, ar galima išvengti skausmo santykiuose? Daugelis iš mūsų vis tiek patirs skausmą net ir geriausiuose santykiuose, net ir saugiausiuose. Kaip ir minėjau, tie plyšimai jie praktiškai neįmanomi. Skausmo nebuvimas nepadaro santykių saugiais. Vienintelis skausmas, su kuriuo turėtumėm susitaikyti santykiuose, yra skausmas, kuris galiausiai pagerina mano arba kitos pusės arba abiejų gerovę, o ne ją mažina. Jeigu yra tas aš laimėjau, tu pralaimėjai, arba kitas laimėjo, aš pralaimėjau, tai tuomet tai neduoda santykiams naujos kokybės, tai tik tais pablogina jos. Tačiau jeigu aš laimėjau, o tu likai toj pačioj vietoj, arba mes abudu laimėjom, tuomet santykiai tampa dar tvirtesni, dar saugesni, dar geresni. Tai va, tačiau gerai reikia dar žinoti ir reikia turėti labai didelį sąmoningumą, kad galėtumėm už kitą suprasti, koks skausmas iš tikrųjų yra kitam naudingas, nes tai gali būti gera priedanga kartais pasąmoningam išnaudojimui santykiuose, o gal net mūsų pačių nesėkmės santykiuose uždangstimui. Ir mes kartais kitą skaudinam, sakydami savo, kad tai tam tikra prasme žmogui naudinga. Tai va, dažnai mes tai darom, ar ne? Tai va, tai yra ir tas noras skaudinti, tai yra atsakas į santykiuose atsirandantį skausmą. Tai va, greitis, kuriuo sukuriam atitaisymą, nuoširdus įsipareigojimas užkirsti kelią žalai ir nedaryti žalos žmogui, kurį mylim. Ir todėl laikom savo dalimi lemia, kad santykiai bus saugus. Apie tai, kaip priimti kitą ir savo dalį, galim kalbėti ir kito susitikimo metu, jeigu bus noras. Ir vis dėlto, kaip sužinoti, kokie tie mano santykiai, ar ne? Nes kartais mes būnam sutrikę. Tai kaip sužinoti, kad santykiai yra geri. Įsivaizduokit, kad kitas žmogus, jis laiko savo dalimi. Ir jeigu aš galiu pasakyti, aš nekontroliuoju, visiškai nekontroliuoju, neturiu įtakos jokios šitam žmogui. Ir kaip aš jaučiuosi? Ar aš jaučiuosi saugi, saugus, ar aš vis dėlto nesijaučiu saugi, saugus, net jeigu nekontroliuoju. Tai va, jeigu santykiai yra blogi, negalėsim pasakyti. Ir mūsų tiesa bus, aš nekontroliuoju šito žmogaus ir aš jaučiuosi nesaugi, nesaugus. O aš bijau, kad mane nuo to dviračio numes, ar ne? Nesaugos manęs. Tai va, ir iš tikrųjų nėra nieko blogesnio už šitą jausmą, ypač jei tai jaučiam su partneriu, romantiniu partneriu. Tai va, aš pasakau čia iš romantinės pusės, bet visa tai yra pritaikoma bet kuriems santykiams tiek su tėvais vaikais, tiek romantikai, tiek su kolegom, tiek su draugais. Tai va, apibendrinimas, kas dar prisijungia vėliau prie susitikimo, tai kaip ir minėjau, didžiąją dalį mūsų gyvenimo sudaro santykiai. Ir nesaugus santykiai yra tie, kai jaučiamės, kad žmogus negali priimti mūsų kaip dalies savęs ir tas žmogus negali atsižvelgti į mūsų interesus, galbūt net neturi pakankamai smalsumo, kad suvoktų, kas man iš tikrųjų yra geriausia. Ir šitas santykių saugumas yra kuriamas kaskart bendraujant. Tai nėra vienkartinis dalykas ir jisai gali kauptis arba per laiką mažėti. Ir
Jeigu norim kitą mylėti, mums labai naudinga prisiderinti, susiderinti su kitu, taip atsistosim į harmonijas, vibracijas su to žmogum, pajusim empatiją, natūralią atjautą ir ryšį. Tai va, tai jeigu kitą myliu, aš negaliu taikstytis, kad kitam skauda, ar ne? Man irgi tada skauda. Tai va, apie santykių, apie turėjimą vienas kito, kad vis dėlto yra gerai. Jaustis, kad aš turiu draugą, aš turiu mamą, aš turiu tėtį, aš turiu vyrą, žmoną, aš turiu tos žmonės ir aš jais rūpinuosi, nes jie yra mano. Tai va, tai ir paskutinis santykių saugumo, kad ir tvirtumo lemia ne tai, kad neturėsim skausmo, o būtent kaip greitai mes tą santykių plyšimą, santykių skausmą išspręsim, kaip gerai mes jį išspręsim, kaip gerai mes atkursim ryšį su žmogum, kaip gerai suprasim, ko vis dėlto tu negavai, ko tau reikėjo, ko aš negavau, ko man reikėjo, ir mes vienas su kitu surasim būdą vėl draugauti, vėl bendrauti, pasitikėti vienas kitu ir kartu įsipareigosim ir laikysimės įsipareigojimą nebedaryti vienas kitam žalos. Taigi iškart ir pasakau, kadangi po šitos transliacijos diskusijas netransliuosiu, kad neliktų žmonių pasisakymų, tačiau vis dar mielai kviečiu prisijungti, manau, mes dar valandą liksim ryšyje, o dabar dalinuosi namų darbais. Tai kviečiu šiek tiek pamastyti, tai kiek iš tikrųjų tų saugių santykių aš turiu savo gyvenime. Ir su kuo ir kieno iniciatyva jie sukurti, ar ne? Ar aš pakankamai įdedu pastangų kurti santykius su savo artimaisiais, mylimaisiais, draugais ir panašiai. Ir jeigu vis dėlto kyla kažkokių abejonių, ar aš aktyviai imuosi veiksmų, kad mano santykiai taptų saugesni. Tai va, tai aš įdėjau keletą pavyzdžių, kaip galėtų tai atrodyti, ir ne, aš bandau pažinti tą žmogų, bandau suprasti, įsijausti, priimti ir veikti kito naudai, ar ne, tarkim, aš žinau, kad mano žmona mėgsta gėles, tai aš ją ir dovanoju gėles, arba aš žinau, kad lyja, matau, kad lyja, ar ne, ir aš galiu parsivežti savo sūnų iš mokyklos, tai aš tai paimu ir padarau. Tai tokie maži gestai, jie augina santykį, augina ryšį ir augina meilę. Tai vat, ir, na, jeigu vis dėlto padarysit pirmas 2 užduotis, 3, irgi kviečiu padaryti, surašyti 20 konkrečių veiksmų, ką aš galėčiau padaryti, kad mano santykiai taptų saugesni, tie mano patys brangiausi, patys stipriausi, ar ne, galbūt su šeimos nariais, su draugais, su partneriu. Ką aš galėčiau konkrečiai padaryti dėl to žmogaus, kaip aš konkrečiai galėčiau įnešti daugiau susiklausimo, susiderinimo į mūsų santykius. Ir padaryti. Ne tik parašyti, ne tik pagalvoti, bet ir padaryti bent 2 dalykus iš šito sąrašo. Tai va. Ir galit pasidalinti po šituo postu, po šituo video, kaip jums sekėsi, ką padarėt, ką surašėt, ar vis dėlto, ar turit tų saugių santykių iš viso, ar jie egzistuoja pas jūs gyvenime. Ir parašyti, kaip jūs auginat tos santykius, kokie tie 2 dalykai, kuriuos padarėt iš šito sąrašo. Tai va, tai dabar aš noriu nutraukti transliaciją ir su visais pratęsti, kviečiu įsijungti visus kameras ir mes dabar pasikalbėsim toliau. O kas pamatysit video šiek tiek toliau, vėliau, manau, kad galit prisijungti.